Ko jūs klausėte? Kas per triukšmas? Triukšmas tai paroda. Vieno paveikslo paroda, kaip visada įprasta prieš rinkimus ar paskutiniam rinkimo dienom. Vyksta fotopaveikslas, rinkimai antras turas merų. Eksponuojamas kaip visada Seklyčio demokratiškiausioje Panevėžio vietoje. Jis kabės tol, kol aš gersiu alų. Galite prisijungti ir jūs, dar ne vakaras. Einam, greičiau, einam. Kadangi kortą visi žaidžia dabar, kortas yra aktualu labai. Aš irgi neprastesnis esu, žinok. Ir dabar mes padarėm tokį... Tiesiog paimam ir pakabinam. Ponai, antras turas paveikslas, antras turas paimės sudaryti. Griuvėsių fone pažadai, kaip ir mūsų nūdienoj realybė tikroji. Žadam, tęsime pokyčius, dirbam, o žmogus vat iš balos išlindė šaukia. O verkia gelbėkit, čia turbūt sos, sako žmogus. O čia kortų kaladės dalino žaidžia savo žaidimus, supranti. Šiandien aš buvau pas Stanislovą. Lietuvoje turbūt vienintelis fotomenininkas, kuris turi tokias tradicijas ir kuris tokį meną ugdo. Aš noriu išvynioti tokį dovaną. Stanislavai suprato. Tai aš tikėjausi, kad tai bus. Tai nuo kaimynės, kuri audė, o aš nupirkau. Tarpininkavo pats Stanislavas, bet nežinojo, kad jam. Tai Stanislavai, jūs. Bučkis. Kai turi galvoje vieną mintį, idėją turi galvoje, išeini į miestą, nu šiaip į turgų eini ir pamatai tokį vaizdą ir netiki, kad tai yra, kad Panevėžy taip gali būti. Viskas yra gatava, nieko nereikia niekur. Už mėnesį, už 2, už pusę metų šito cirko nebebūtų. O visa kita yra kūryba. Nu, jeigu jums įdomu, kodėl Urbšys čia, jie priekaba. Tas žodis, kaip kažkoks, kaip būna, kaip žmogui, Stalinas, Leninas būna, žinai, tokia, čia priekaba tokia yra, žodis yra toks. Ir ta priekaba, akivaizdžiai, malka paremta, stovi gražiai. Čia yra žmogus, kuris buvo teisiamas už girtuoklystę, ėjo į politiką. O čia kortas, kaip jam korta klius. Mes čia juokaut galim panašiai, o kažkas dėliojasi kortas, kas su kuriuo žaisi panašiai. Čia yra kortas žaidimas ir kiekvienas turi atsirinkti pagal savį, su kuo žaidžia tokį dalyką. Ko ten mane šestiorkė padarė? Ne. Būnai, kaip galima. Ai, tu savo. Kaip galima. Užuomės šestiorkė. Klausyk, čia Nes aš būčiau pasipiktinęs. Jo. Čia už gerą kortą. Vyrai už Lietuvą, sakyti. Stanislovo parodos tikrai, aš manau, reikalingos Panevėžiui. Jos tikrai sukelia daug diskusijų, žmonės atsigauna, pradeda diskutuoti ir vertinti tai, kas vyksta Panevėžyje. Jų reikia. Vieno pretendento nerandam nuotraukai. Kurio? Tai 2 išėjai. Abu yra? Yra abu. Aišku, tai pirma mintis, tai laisvės pojūtis jaučiasi. O už laisvės visko būna. Tai čia jau, kas Stanislavas sumastys, tai... Čia vieni gali pasakyti, štai, tą reklamuoju, bet tikrinė turgavietė. Pirkite, kurį norite, iš tų trijų. Jeigu aš anoj pusė, aš galiu taip komentuoti. Bet pamačiau šitą vaizdą, supranti, ir galvoju, Jėzu, viskas gatavas. Turgus visi parduodami, kaip tik nori, pirkit. Ir sen netgi tekstas parašytas, sveiki atvykę. Ir jūs kviečia mus kaip rinkėjus, kaip kažkus atvykę turgų, prekiautoje. Čia netgi dar matot, kad netgi dar gatvės ne visos išasfaltuotos. Ne visos gatvės, ne visos. Ta prasme, gali sakyti, va, tai rytis blogas. Čia kas kaip interpretuosi čia. Per kitus mero rinkimus, tai aš būsiu pas tavimi.
Gerai, tuoj Aš iš karto apsiforminu, kad tu mane biškai gražių parodytum. Jeigu nori eiti merus ir nori, kad tau pasisektų, pirmą prisiduok Stanislavui.